Tai pasiklausykime, kaip Audrius atostogavo Panamoje. Tokio grožio Panama. Žmonės kokie geri. Iš karto ir noriu papasakoti apie žmonės. Svarbiausia, kaip užsisakiau, ašgi pasiėmiau ten butą pa žmonės. Nameliai tokie neaukšti, gražus, istorinis paveldas, prastas labai, todėl, kad tai viskas naujai pastatyta, toks tarsi socrealizmas, net ir nesuprasi. Ir žinoma, pirmasis man įspūdis įėjus pro duris, tai tarakonų tokie, kaip sakyti, karoliai buvo pakabinti. Ir labai įdomu, suprantat, vėlgi, sakau, tas kultūrinis paveldas. Įdomu, aš sakau, egzotika, o ašgi ir norėjau egzotišką, gražią šalį. Pilna egzotikos, maistas geras, vaisiai, daržovės, papūvę. Todėl, kad aš negalėjau sau daug leisti pinigų ir todėl, žinoma, pirkdavau, kur pigiausias visas maistas. Nueidavau į turgų ir ten turgų, toks nei tai turgelis, nei tai parduotuvė, šlykštus turgus, prastas turgus, viskas, nėra kasos aparatų, matau, kad sukčiauja, apgaudinėja, viską, nori pavogti pinigus iš manęs iš karto. Ir aš, kaip sakyti, vagia ir duodu jiems. Duodu, man negaila. Ir pagailėjau vienam žmogui. Ir tas iš karto čiup mane už rankos, ką tu sako, nesupratai mūsų įstatymų. Ten toks vietinis reiškia žandarėlis. Jisai žandaras, vietinis faras. Ir mes su juo labai gerai susidraugavom, susibičiuliavom. Taip galbūt draugai. Aš pasisvečiuosi, jis man pila, daro kokteilius. Girtas aš labai stipriai. Ir iš karto man tokia baimė ir panika, kaip aš rasiu savo namus, nes aš tik tai atvykęs ir iš karto apsvaigęs, o jeigu jau aš kaip pasakojau nuo turgaus, tenai tų visų vagysčių žiūri, jis irgi taip žiūri mane akis, ir tu šypsosi gražiai. Šypsina, cigaras dega jam, nes gaisras prasidėjo nuo to cigaro, nes alkoholis labai stiprus, ta kubalybė tik tai išsiliejo ir užsidegė ir kažkoks netgi langai neatsidaro, nes langai tokie nei tai plastikiniai, nei tai iš vis grotos ant langų, net neiššoksi. Durys užsidengė ir nesigalvoju, užsidengė, aš bandau, užsitrenkė, rakto nėra. Aš jam sakau, kas yra, jis nesusikalbu su juo. Ir vėl jis gestais taip gerai viską rodo. Ir pradėjo rodyti man visą instrukciją, viską, parodė žemėlapį, kuris apdegęs jau buvo ir nebegalėjau susigaudyti, kaip pabėgti, kaip evakuotis. Ir aš tarsi bėgdamas, tarsi norėdamas ištrūkti, galvoju, kaip čia dabar daryti ir nebežinau, ką daryti. Todėl, kad net nuėjęs į dušą, žiūriu, vandens nėra pas jos. Vandens nėra, o aš turėjau, suprantat. Nešiojus. Ir toks kaip vosko, tai labai keistai, kaip iš vesterno vosko, to vandenį. Ir pradėjo viskas dar labiau liepsno. Todėl, kad ne tiek vandenį buvau pačiupęs, kiek kubalibrės tą butelį. Ir galvoju, sudegsiu kaip Feniksas. Ir iš pelenų išsilaisvinsiu. Todėl, kad aš niekšas, aš menkista, aš pats vagis, ašgi ten vogt važiavau. Aš norėjau